kai jūs išgirstat kažkokią tai informaciją iš bet kokio specialisto, ar tai būtų kūno terapeutas, ar tai būtų psichologas, ir ta informacija yra tokia, kur jūs kategoriškai nesutinkat su tuo, siūlyčiau bet kokią informaciją priimti kaip hipotezę. Ką reiškia hipotezė? Hipotezė tai yra teiginys, kurį galima paneigti arba galima patvirtinti. Kai jūs priimat šitaip informaciją, tai reiškia, pasako man kažką tai, pavyzdžiui, specialistas, ir aš viduje taip, nesutinku, o paskui galvoju, ką žinau, gal taip, o gal ir ne. Ir palieku tokioj neutralioj būsenai tą informaciją. Ir jeigu aš tai padarau, reiškia, tada ta informacija turi galimybę kažkaip tai pasireikšti per situacijas, per įvykius, per mano būsenas, per kitus žmonės. Ir tada aš galiu pamatyti realiai, kiek tai mano gyvenime daro įtakos mano būsenai, mano būsenos kokybei, mano sprendimams, mano pasaulėjautai. Nepulkime neigti, pasiklausykim, priimkim tą informaciją neutraliai ir tiesiog patikrinkim, ar tai iš tikrųjų yra taip. Tada jūs gausite pačius geriausius rezultatus. Suvokimas, jis ateina palaipsniui. Jis nėra taip, kad jums pasakė ir jūs ir iš karto sutikot. Sutiksit tik tuo atveju, jeigu jūs atėjote pas specialistą gauti patvirtinimą, kad mes mąstome teisingai, jaučiame teisingai. Bet ar tai ką nors keičia? Ne, nekeičia. Mes liekame tada savo tame įsitikinime ir jokių rezultatų mes negauname. Ir jokio ten sąmoningumo plėtimo ar dar kažkokio tai augimo, kuris atneštų kitokią gyvenimo kokybę, tame nėra. Laukiu jūsų klausimų. Aš atvira diskusijai, konstruktyvi diskusija visada gali praplėsti mūsų suvokimo ribas. Atvejų yra labai daug unikalių ir yra metodikų įvairovė, kurios gali dirbti su šitomis problemomis. Ir požiūriai yra skirtingi ir visi jie yra veikiantis. Ir kai mes galime padiskutuoti vienas su kitu ir parodyti kažkokį tai kitą aspektą to klausimu, tai mes galime tada ir pasidalinti savo žiniomis ir tuo pačiu praturtinti vienas kito suvokimą, supratimą, ir žmonės yra visi skirtingi. Dėl to reikalinga tiek daug metodikų, tiek daug poveikio būdų, tiek daug išeičių būdų.